Labą dieną, su Vištiena. Šiandien padarysiu video, kaip keist mašinų handlingus, greičius, kaip stabdo, kaip suka, taip toliau. Labai paprasta. Nueinam į GTA V mods, išsirinkam mašiną, vehicles, išsirinkam, tarkim, noriu tokios, Nissan GT-R, wow, čia. Cool. Ok, atsisinčiam tą mašiną, kaip įkelt viską pamokinau praeitam epizode. Tai labai paprasta, kaip mašiną dar plius įkelti pamokinsiu, galim irgi. Jums reikės OpenIV programos. Aprašymę įkelsiu, kur ją rast. Ok. Raninam kaip administratorių. Tai iškart ir mašinos folderį tenais. Mašina. Jo, įsijungiam, edit mode, paspaudžiam. Yes. Ok, tada paprasčiausiai paimam šitą mašiną ir įvelkam čia po kairį. Bam. Sudarė toksai. XM4 vehicles.rpf. Visose mašinas daugumoj skirtingai būna. Ok, tam folderį galim sukurti naują folderį. Vadinimu stream ir susikuriam prie tą pačią folderį data. Į stream folderį įmetam visus šitus, kas yra pati mūsų mašina. Ok. Tada vehicle mods irgi modų čia nėra. Ok. Bet jeigu būtų, irgi į čia reikėtų įsimest. Data. Ir datą metam į datą, žinoma. Ja. Ok. Handlingas keičiasi automatiškai su handling failu. Tai atsidarom handling.meta. Čia kiek daug. Kiekvieną čia tikrai neįsiu, nežiūrėsiu. Bet yra paprastesnis būdas, tai to jaus aš jums parodysiu. Einam į svetainę V5 Handling Editor. Šits, jei neklyst. Taip. Tai nueinam paprasčiausiai, susirandam savo mašiną, datą, pasirinkam handling failą. Ir čia jau paprašiau nebūna, tarkim, variklis. Drive inertia, čia viską rašo. Galim keisti, čia rodo, kiek šitas automobilis turi viską, kiek šiaip turėtų būti. Jo, top speedas, myliom rodo viską. Čia labai paprasta. Antirolas, metriksai, rodata, mes, transmisija, chases, aerodinamikos. Gerai, pasikeitėmės kažką, jo, išsaugom. Atsisinčiam mum iš karto, įsikeliam, repleisinam ir viskas. Galim tiesiog įkelti mašiną į serverį ir turėsi mašiną. Viso, paprašiau nebūna. Tada ačiū, kad žiūrėjote, iki kitą kartą. Discordas TIX69. Jeigu reikia klausimų, kažkokį turite, kažkas nepavyksta, parašykit, padėsiu. Visą gerą.